Tai Justas Pikelis, Stebink LT, kūrėjas, vadovas, verslininkas, buvęs didžėjus įvairių renginių, projektų ir idėjų autorius. Labas Justai ir sėkmės tau. Kaip gyvenam visi Kauno Žalgirio fanai? Gerai. Prieš pradedant pranešimą noriu papasakoti, pasidalinti tokią trumpą istoriją, kuri galbūt kažką ir jums reikš. Lygiai prieš metus čia vyko tokia konferencija Forum One ir joje kalbėjo technologinių verslų kaip ir guru Lietuvoje Ilja Laursas. Ir taip atsitiko, kad tą dieną aš buvau toje konferencijoje ir sėdėjau ir klausiau Ilja ir būtent po to aš nusprendžiau, kad aš noriu eiti į technologinius verslus, į startupus. Dabar, šiandien, lygiai po metų, toje pačioje vietoje Ilja Laursas skaito pranešimą kartu su manim tame pačiame renginyje. Tai toks įdomus pastebėjimas. Šiaip dar prieš pradedant noriu paklausti, ar yra čia tokių, kurie dabar, šiuo metu, tai yra 11 valandą, turėtų būti arba mokykloje, arba universitete. Pakelkite rankas. Šaunu. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi už jūs, kad jūs galvojat savo galvą, ne kažkieno kito. Ir pasakysiu, kad neprašovėt, kad atėjo čia, nes jeigu būsit nuo pat pradžių, nepakelsit savo užpakalio nuo tų kėdžių iki pat pabaigos, tai aš net nebejoju, kad išmoksite daugiau negu mokykloje per mėnesį ar universitete per mėnesį, o motyvacijos pasikrausit tai ko gero daugiau nei per 12 metų ar per visą kursą. Turiu 3 naujienas jums. Vieną gerą, kitą blogą, na ir trečią, kad išlaikyti pusiausvyrą tarp gėrio ir blogio, kad gėris laimėtų, trečią gerą. Gera naujiena ta, kad turėsime šiandien turiningą pokalbį ir turiu omeny pokalbį. Ir kodėl, paaiškinsiu šiek tiek vėliau. Bloga naujiena, kad mes jau turim tik 30 minučių kartu su klausimais. Ir vėlgi gera naujiena, na aš galbūt nepapasakosiu jums tiek apie verslą, kiek gali papasakoti Ilja Laursas ar Mindaugas Glodas, kurie patys man yra milžiniški autoritetai ir žmonės sukaupia milžinišką patirtį versle. Bet ką aš galiu padaryti, kadangi esu jauniausias pranešėjas Verslas veža renginyje, aš galiu susitapatinti su jūsų problemomis. Dėl to, kad aš visai neseniai jas išgyvenau ir iš tikrųjų ir išgyvenu dabar. Tai aš žinau raktą, kaip padaryti tai, kaip pasijausti šiek tiek labiau vietoje, būnant tokio amžiaus. Ir pati pranešimo tema yra panaši, nuo dydžiai iki verslininko, kaip atrasti savo kelią. Aš jaučiu, kad aš pakankamai anksti atradau savo kelią ir norėčiau šiandien jums padėti padaryti lygiai tą patį. Pati pranešimo forma, tai aš norėčiau, kad ji būtų gyva, nes aš niekada nesiruošiu pranešimui, nes galvoju, kad susitikimas, jis turi būti gyvas organizmas. Lygiai taip pat jisai negali būti gyvas, jeigu tai bus mano vieno monologas. Aš irgi atvažiavau čia kažko išmokti ir išmokti galiu tik tais, kai jums užduosit man klausimą ir mes galbūt iškontempliuosim puikią idėją. Tai noriu jums pasakyti, kad bet kada kelkite ranką, turite klausimą, pastebėjimą, prieštaravimą, kelkite ranką, iš karto kalbėsimės. Dialogas visada yra įdomesnis už monologą. Sutarėm? Gerai. Tai dar kartą paplokim tiem, kurie nėjo šiandien į mokyklą ir universitetą. Aš papasakosiu apie savo profesinio gyvenimo pradžią ir kaip atėjau iki čia, kaip aš jaučiu, kad viskas dėsninga evoliucija atėjo iki to, jog šiandien laikau save verslininku. Verslininkas, na, galbūt nėra tas žodis, kuris būtų labai malonus, nes iš karto po nepriklausomybės jis turėjo tokio spekulianto šešėlį, kad perka ir parduoda. Paskui nuo 98 iki, sakyčiau, 2006 vėlgi buvo toksai pakilimas, kad verslininkas buvo kilni profesija, jeigu galima tai pasakyti. Ir dabar vėl mes turime tokį atvirkštinį efektą, kai verslininkas yra tas, kuris fotografuojasi žmonių žurnalų ir parašyta ten verslininkas. Ir jeigu neparašyta kokios srities, 90% tikimybė, kad jis yra bedarbis. Tai man labiau patinka tas žodis entrepreneur. Lietuviškai jis yra išžagintas ir pavadintas entrepreneris. Tai entrepreneur skiriasi nuo verslininko to, jog entrepreneur kažką kuria ir parduoda. Ne kitaip nei perka ir parduoda. Jis, neturi to tokio spekulianto šešėlio. Tai viskas prasidėjo nuo
to, kai man buvo 15 metų, 2006 metais įsidarbinau į Baltijos televiziją sporto laidos amerikietiškos imtynės komentatorium. Tikriausiai kažkam kažką sako John Cena, Batista ir panašiai, ne? Tai tuo pačiu metu, kaip aš gavau tą darbą, iš tikrųjų norėčiau papasakoti jums formulę, kuri man atrodo jums turėtų visai praversti. Tarkim, jūs norite kažkokio darbo, jūs matote, jog turite tam kompetenciją, einate pas patį viršiausią žmogų, kokį jūs tik galite ten sutikti ir sakot, mano vardas yra Tadas ir aš turiu, jūs nesakot, aišku, Tadas. Jūs sakot, aš esu tas ir tas, galiu daryti tą ir tą ir galiu tai daryti mėnesį, 3 mėnesius, pusę metų nemokamai. Realiai tam vadovui nėra ko prarasta, ne? Jisai, jeigu tai nėra milžiniškai didelė korporacija, kur teoriškai net fiziškai neįmanoma įdėti naujo darbuotojo, yra sistema ir panašiai. Jam nėra labai yra ko prarasti. Jūs sakot, aš neimsiu algos 3 mėnesius, aš manau, kad jei jūs esate jauni žmonės, jūs gyvenate su tėvais, jūs galite sau leisti tai padaryti. Ir jam nėra ko prarasti, o jūs turite ką laimėti. Tai yra win-win situation, kas gyvenime labai retai būna. Jūs turite patirtį, blogiausiu atveju, jums pasakys po 3 mėnesių, sorry, tu turi išeiti, netikai mums. Bet jūs turėsite patirtį, tas vadovas turės kažkokią žmogišką resursą papildomą, bet yra tikimybė, kad po 3 mėnesių jūs turėsite tokį darbą, kokį jūs norite. Tai galite pasinaudoti šitą formulę, tokia lygiai, tokia pačia aš pats pasinaudojau. Atėjau pas programų direktorių, išspyriau, ne taip, atidariau. Ir pasakiau, kad aš noriu būti amerikietiškų imtynių komentatorium, nes nusimanau apie tai ir aš galiu mėnesį dirbti jums nemokamai, leiskite man tai padaryti. Iki to paskui atėjo, kad programų direktorius pamatė, jog aš turiu kažkokių anglų kalbos įgūdžių ir man leido netgi versti laidas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Taip aš turėjau tiek pinigų, kad galėjau žiauriai daug picų, visas picas nusipirkti, kurias tik tais norėjau. Galėjau valgyti pizzą visą laiką, kas man buvo nuostabu. Ir esmė to, kad evoliucija, kai prasidėjo nuo to darbo, jog kartu dirbau su Jonu Radzevičium, kuris vedė renginius ir kai jam neišeidavo vesti renginių, kad, tarkim, jisai nespėdavo, arba renginys jam būdavo per prastas, jisai sakydavo, jūs tai gali čia padirbėti. Ir aš pradėjau dirbti renginių vedėjų. Ir 2009-aisiais taip atsitiko, kad amerikietiškos imtynės buvo nutrauktas joms finansavimas ir paprasčiausiai amerikietiškų imtynių Baltijos televizijos eteryje nebebuvo. Bet aš jau turėjau užsikabinęs ties kitą profesiją savo nagus, tai yra renginių vedimas ir iš to evoliucija atėjo, kad aš pradėjau vesti renginius, nes pradėjau matyti tą visą virtuvę. Na, žinot, kaip amerikiečiai sako, kodėl tu dirbi McDonald'ą? Sako, dėl to, kad galėčiau savo franšizą McDonald'ą atsidaryti. Tai čia panašiai, iš tikrųjų panašiai ir buvo. Ir po to, matydamas visą tą virtuvę, organizuodamas renginius, susipažinau su didžėjais ir pagalvojau, kad visai norėčiau nustebinti savo draugus, išmokti miksuoti. Na, ir man tai patiko, kad tai tapo didelė mano gyvenimo dalimi per sekančius 4 metus. Aš buvau labai dažnai samdomas didžėjus, praktiškai per 4 metus neturėjau nei vieno laisvo savaitgalio, grodavau kiekvieną penktadienį ir šeštadienį ir tai man leido 2 kartus išvažiuoti į Ameriką, į kaimynines mūsų šalis groti ir realiai susipažinti su šou verslu, kas paskui pastumėjo mane į vadovo poziciją Stiklių bare. Stikliai pamatė, kad aš organizuoju renginius, kad pas mane ateina žmonių. Stikliai pasakė, kad, na, čia yra tokia maža kavinukė Vilniuje. Jie pasakė, kad mes norime įkurti barą jaunimui, ar tu gali koncepciją visą sukurti. Ten buvo tiesiog paprastas pastatas. Aš atėjau, sakau, gerai, čia tą reikia padaryti ir pusę metų ten pradirbau. Glory Bar by Stikliai tapo vienu prestižiškiausių barų Vilniuje. Ir aš po pusės metų pajutau, kad aš turiu tų sugebėjimų vadovavimo, kad galiu įkurti savo įmonę. Ir tas kirminėlis, jisai sako, daryk savo. Ir jis tiek man pragraužė tokią skylę, kad sakau, reikia ją užpildyti ir reikia pradėti daryti savo verslą. Aš turėjau idėją, kas paskui gimė Stebink LT, tai yra suasmeninti video pasveikinimai iš žymių Lietuvos žmonių. Pavyzdžiui, vienas iš jų atėjo čia, atsisėdo, Iron Vytas, jisai paskui išnekės. Tai yra, tarkim, jūs norite padovanoti savo draugui
video sveikinimą, kad perduotų linkėjimus į žymus Lietuvos žmogus. Turime 33 žvaigždės, tarp jų yra Žydrūnas Savickas, Jonas Valančiūnas, radistai, Vaidas Baumila, 30 tikrai žinomų vardų. Paskui atėjo toks etapas, kad aš tikiuosi, kad jūs sekat viską nuo pat pradžių iki pabaigos, kaip tai viskas dėsningai evoliucionuoja. Sekė tai, kad aš atėjau su ta idėja į technologinių startuolių konkursą ISM universitete ir pasakiau, kad aš norėčiau sudalyvauti jame, nes prizas buvo milžiniškas, konkurencija aišku irgi didelė, bet sako, pas tave nėra technologinio pagrindo. Tai man teko susėsti su programuotojais ir įgyvendinti savo idėją suasmenintos video reklamos, ką jūs, manau, visai netrukus iš didžiausių Lietuvos kompanijų gausite į savo e-mailus. Dalyvau tame konkurse, buvo beveik 200 aplikacijų, iš jų 8 išrinko geriausius startuolius su didžiausiu potencialu, kuriems 1,5 metų suteikė ofisą, suteikė mentorių tinklą, davė 10 000 litų įkurti įmonę ir 100 000 litų verslo išlaidoms. Ir aš dabar jaučiu, suprantat, atrasti savo kelią. Ką reiškia atrasti savo kelią? Tai reiškia, kad kaip atrasti savo pašaukimą. Ir aš tikiuosi, kad jūs, jeigu sekite nuo pat pradžių, ką sakiau, visa tai nebuvo kažkoks milžiniškas šuolis. Visą laiką savo kompetenciją galėjau perkelti į kitą verslą. Aš, pavyzdžiui, irgi pradėjau verslą, aš nepradėjau nuo metalo pramonės, ne? Aš nieko ten nesuprantu. Gal kada nors, kai man bus 60, galbūt ateisiu iki to. Bet viskas ėjo taip, kad šou verslu, susipažinau su šou verslu, pradėjau būti didžėjus, organizuoti renginius, pradėjau vadovavimo darbą daryti, tą sinergiją sujungiau ir išėjo padaryti verslą. Ką aš jums noriu pasakyti? Pašaukimas nėra tai, kad aš noriu būti tuo ir aš to būsiu ir aš užsibrėžiu ir nieko realiai kito nematau. Tarkim, aš labai norėčiau būti NBA krepšininku, bet aš esu 1,83 m ir aš niekada gyvenime nebūsiu NBA krepšininku. Aš nemanau, nepykit, gal yra čia kažkas, bet mes nei vienas nebūsime NBA krepšininku, kad ir kaip norėtume. Bet ką mes galim padaryti, mes galim kažkokią savo kompetenciją susijęti su krepšiniu, kad vis tiek būtumėm laimingi. Aš jums nesakau, eikite dirbti sekretoriumi, eikite dirbti asfaltuotojų, didžėjų, nesvarbu kuo. Jūs turite pagalvoti apie savo kompetenciją, tai pagalvokite tai, kad tai yra santykis tarp to, ko jūs trokštate ir tai, ką jūs sugebate. Nes pašaukimas nėra tai, ko aš noriu, pašaukimas yra tai, ką jūs turite daryti, kam jūs esate skirti šioje žemėje. Šiaip jeigu pasižiūrim į ekosistemą žemės, mes kiekvieną turim vabaliuką, kiekvieną augalą, kiekvieną gyvūną. Žmogus galbūt galėtų ir nebūti, nes naikina žemę, bet kiekvienas turi savo prasmę, kiekvienas turi savo vietą. Tai aš taip pat įsivaizduoju, kad absoliučiai kiekvienas iš jūsų turi vietą ekosistemai. Turit vietą profesiniam pasaulyje. Tik reikia jį atrasti. Jį atrasti, aišku, labai lengva pasakyti, paimti ir atrasti. Kartais užtrunka žmonėms tai labai ilgai. Bet kaip galima tai padaryti, galbūt greičiausias kelias būtų išbandyti daug dalykų. Nes jeigu aš visą gyvenimą būčiau pradirbęs komentatorium arba visą gyvenimą būčiau dirbęs didžėjum, aš galbūt nebūčiau atradęs to, kad kai aš įkūriau savo verslą, žinot, buvo daug krumpliaračių ir trūko vieno, įsidėjusi ir pradėjo viskas suktis. Taip gera čia pasidarė. Ir aš linkiu kiekvienam iš jūsų pajausti tokį jausmą, kad, pašaukimas yra čia. Tai kalbant apie pašaukimo tą pačią prasme, tai sakau, jūs pagalvokite, kur jūs esate skirti. Tai čia mano būtų kaip ir pagrindinė idėja, nes tas gyvenimas realiai yra toks, kad turite išbandyti daug. Geriau išbandyti dabar, aš nežinau, jums ko gero yra čia nuo 16 iki 30, geriau šiame tarpe išbandyti daug dalykų, neskubėti, nepasiduokit tam spaudimui, kad Facebook'e draugas postina, 18-metis postina M5 BMW, ne? Nepasiduokit tam spaudimui, nes A variantas jisai yra jo tėčio, B variantas kažkas ten triki. Tai nepasiduokit tam, iki 30 jums nereikia važinėti nuostabiais automobiliais ar turėti pilną pinigų, jūs būsite laimingi ieškodami savo pašaukimo.
Ir jau geriau surasti pašaukimą ir išbandyti daug dalykų iki 30, nieko neturėti ir po 30 surasti savo pašaukimą, negu dirbti tai, kas tau nepatinka ir 45 sėdi taip savo tom krėslė, kad ir tas krėslas už 2000 litų. Bet galvoji, kad po velnių, kodėl, ką aš čia veikiu? Aš kažkam kitam buvau skirtas. Ir idealiam pasauliu, jeigu kiekvienas iš mūsų sugebės būti skirtas tą poziciją, kurioje mes turime būti, yra, tarkim, žinot, kaip tos figūrėlės būna, yra trikampis ir jeigu tu esi apskritimas ir daužai tą trikampį, nu, niekada tu netapsi trikampio, ne? Tai aš tikiuosi, kad kiekvienas jūs sugebėsite, sugebėsite pagauti savo tą formą. Tai, sakau, kiekvienam iš jūsų to linkiu. Jeigu yra kažkokių klausimų, aš galbūt užsišnekėjau labai daug apie savo profesiją, apie savo tą profesinį gyvenimą, bet aš kažkaip galvoju, kad tai galbūt neblogas pavyzdys, kad reikėtų daug dalykų išbandyti savo gyvenime, kad galėtum surasti tą savo pašaukimą ir galų gale nebūti liūdnas. Vat, kai mergina šnekėjo prieš tai, neklausyti savo tėvų, ne visiškai teisė buvo. Jūs turite klausyti, aišku, jeigu liepia valgyti pomidorus, tai reikia valgyti pomidorus ir tam brokolius ir panašiai. Bet jeigu tau sako, tu turi susirasti saugų darbą, tu privalai susirasti saugų darbą. Neprivalai, tu turi gyventi. Ir kas blogiausia gali atsitikti, norim pradėti verslą. Ne? Kiekvienam šiaip siūlau pradėti verslą, nes verslas yra nuotykis. Ir jeigu jūs užluksite, kas blogiausia gali atsitikti, ne? Jūs prarasit visus savo pinigus. Skamba baisiai, bet taip nėra. Jūs prarasite savo draugus, skamba baisiai, bet jūs prarasite netikrus draugus. Bet jūs įgausite patirties, jūs gyvenimas biškai atšlifuos, būsite pasiruošę kitiems žygdarbiams. Iš kitos pusės irgi, prieš pradedant verslą, kiekvienam iš jūsų patarčiau padirbėti. Tas, kuris sako, aš negaliu dirbti niekam kitam. Jeigu tu negali dirbti niekam kitam, tai ko gero tu negalėsi dirbti klientui, nes kiekvienas klientas yra tavo bosas, kad ir kaip klišė taip skamba, bet dirbti kažkam kitam yra žymiai patogiau, nes tu dirbi nuo 9 iki 5 ar nuo 8 iki 5, turint savo verslą, tu dirbi 24/7, 365 days a year. Visiškai, ta prasme, kiekvieną sekundę tu turi galvoti apie tai, nes jeigu tu apie tai negalvoji, kažkas kitas apie tai galvoja. Yra fokusas, ne, jūs įdedat 80% savo laiko, nes 20% reikia pačilinti, ne, reikia pačilinti. Kažkas kitas galvoja, aš negaliu čilinti, aš skiriu 100% savo laiko. Ir taip jūs niekada nelaimėsit, nes tas žmogus galbūt jūs turi tokią pačią kompetenciją, ne, gerai, kad jūs truputį talentingesnis už jį, bet tas 20% perlauš viską. Ir realiai turite pamastyti apie tai, kad nepykit, čia kalėdų senelio nėra ir lyderį, man irgi žiauriai liūdna buvo, čia prieš 2 metus žinau, tai negali kiekvienas būti lyderiu. Nepykit, ta prasme, tiesiog gamta yra taip sudėliota, kad negali būti kiekvienas lyderiu. Moksliškai yra įrodyta, kad tik tais šiek tiek daugiau negu kas 40 gali būti lyderis. Bet aš jūs šiek tiek pradžiuginsiu, kadangi jūs išėjote iš mokyklos ir atėjote čia paklausyti žmonių su patirtimi, ypač sakau, jokių būdų nepraleiskit Ilja ir Mindaugo Glodo Next Tree Ventures paskaitos, jie labai žmonės tikrai su dideliu bagažu. Tai jūs tikrai tą skaičių dropinat iki 10, gal iki 5, gal net iki 3 ar iki 1 ar 3 iš 4. Tai sakau, nepraraskite vilties, tiesiog svarbu yra daryti, kad ir kaip klišė taip skamba, darykite, ne? Bet prieš tai jūs turite pagalvoti, ką aš sugebu. Ne? Aš niekada suprantu, aš niekada nebūsiu modelis, aš niekada nebūsiu NBA krepšininkas. Aš žinau kitus dalykus, ką aš galiu padaryti ir jūs tapsite laimingi, jeigu jūs galėsite tai daryti gerai ir surasite santykį tarp to, kas jums patinka. Tai aš visiems iš jūsų linkiu tikrai surasti tai, kas jums svarbiausia, kas jums tinkamiausia, nes kiekvienas iš jūsų, kiekvienas turit vietą ekosistemoje ir būsite laimingi ją atradę. Ačiū jums tikrai. Tai turim dar 10 minučių, tai bet kas turi bet kokį klausimą, galime pakalbėti, kaip
kadangi sakau, esam panašaus amžiaus, kaip pradėti verslą būnant tokiam amžiui ir panašiai. Ane? Taip, Justai, ačiū labai Justui, Justas pats labai puikiai matosi, kad renginius vedė žmogus. Jeigu turite kas nors klausimų, tai būkite geri, pakelkite ranką. Mes turime 2 gražias merginas, kurios prie jūsų prieis ir paduos jums mikrofonus. Taip, kažkas kelia ranką? Šiaip perspėjau, kad be 5 klausimų neišeisiu. Taip, be 5 klausimų. Tai pradėkime nuo pirmo klausimo. Kas turi pirmą klausimą? Mes turim pirmą klausimą. Ten vienas klausimas. Prašom, ne. Taip. Žinot ką, rėkit garsiai, jūs tyliai būkit. Taip. Wow. Geras klausimas. Tai kokių asmeninių bruožų, tai labai svarbu yra šiek tiek, aš nežinau, lietuviškas įsireiškimas, jisai vėl ko gero būtų išžagintas lietuvių kalbos, bet jis yra toksai roughen up. Ta prasme, tu turi biškį truputį būti sukrėstas gyvenimo, šiek tiek įgauti tokios patirties. Tai geriausias dalykas, aš nežinau, verslininkas iš tikrųjų, aš pasivoksiu Ilja Laurs žodžius, tiek jo pastebėjimų, tiek kiek aš galiu patvirtinti jo žodžius, kad tikrai nėra vieno asmenybės tipo, kuris būtų, galima sakyti, kad tai yra verslininkas. Jų yra nuo intravertų iki ekstravertų iki psichų. Yra žmonių, kurie aukšti, žemi, pliki, be kojų su kojom ir panašiai, dabar nuo asmeninių savybių, kad jie yra, vienintelis galbūt dalykas, ką aš pastebėjau, žmonės yra punktualūs, ne? Ir žmonės laikosi savo žodžio. Bet čia apskritai aš galvoju, kad tai yra universali taisyklė, kuri kiekvienam turėtų rūpėti. Kad tiesiog jūs negalite būti savo žodžio laužytojai. Tai yra viena iš savybių, kuri yra ko gero viena iš svarbiausių. Tai tas punktualumas toksai, kad jeigu aš būsiu 11 val. Aš esu čia 11 val. Ir šiaip apskritai, kad aš jumis tikiu, nes jūs čia atėjot paklausyti vietoj to, kad paklausytumėt kaip braižoma lenta. Arba, taip. O po 30 metų man sunku pasakyti, kad aš save matau versle, tai beveik neabejoju. Yra dar vienas scenarijus, kad atrasiu save kur nors Tibete medituodamas ir panašiai. Visiškai rimtai sakau. Bet norėtųsi, kad ir kaip klišė skambėtų, kiekvienas startupas turi tokį, kaip Miss Pasaulis sako, tikiuosi, kad pasaulyje bus taika. Ne? Tai kiekvienas startupas turi tokią mintį, kad mes pakeisim pasaulį į geresnę pusę. Ir kiekvienas jūsų darbas, kiekvienas verslas, ir nebūtinai verslas pelningas, socialus verslas, jisai gali kažką pakeisti. Tai aš save po 30 metų matau kažkur versle, bet darant pokytį pasaulyje. Ačiū labai už klausimą. Ar turime dar klausimų? Prašom pakelti rankas tie, kurie... Ten turime klausimą, gal galima mikrofonus atnešti arčiau, reikia mikrofono, labai reikia. Reikia mūsų transliacijai, kad žiūrovai girdėtų klausimą, o Justas po 30, aš tikrai žinau, jis vis dėlto sugalvos būti NBA krepšininku, nueis pas NBA generalinį komisarą, išspirs duris ir staiga, aš noriu būti krepšininku. 3 mėnesius dirbsiu nemokamai. Gerai, prašom, klausimą. Norėjau paklausti, kokia didžiausia nesėkmė ir prie ko tai privedė? Koks rezultatas po nesėkmės, ta prasme? Aš manau, kad mano didžiausia nesėkmė dar tik artėja. Ir tikrai, dabar nuoširdžiai, mes kažkada su draugu sėdėjom, pietavom, kuris irgi yra jaunas verslininkas ir mes sakom, tu žinai, kad mes kokius mažiausiai 2 kartus būsime visiškai be lito. Mes taip pagalvom, ta prasme, tai yra tikimybė yra tikrai didelė, nes verslininkas yra tas, kuris rizikuoja, ir pasaulis taip surėdytas tikimybių teorija, kad bus taip, kad didžiausia nesėkmė artėja, tai tikrai. Tų nesėkmių, tokių mažų, tai visą laiką bus, tai yra tiesiog. Tai yra tokia grafa labai gera, tipo, what people think about success, kaip eina, what it really is. Ir tada, ne? Tai tos nesėkmės jos reikalingos. Geriausias dalykas, kaip pasiruošti nesėkmiai, tai yra tiesiog žinoti, kad ji bus. Tiesiog pasakykit savo, kad jinai laukia. Lygiai taip pat, kaip mes sėdėjom su to draugu, ne? Mes sakom, 2 kartus, tai skamba žiauriai baisiai, ne? Neturėsit 2 kartus, neturėsim nei lito dar. Ir tai baisu yra, nes turi pinigų, tada neturi, bet tu priemi tai, kaip, taip turi būti. Kad išvengti kažkokių asmeninių nelaimių, tai čia ko gero, žinai, visiškai atskira tema, bet tam pasiruošti nesėkmiai versle, profesiniam gyvenime, tai
privalus dalykas. Atsakiau klausimą, tikiuosi. Taip, ačiū. Ir dar vienas klausimas. Dar turime šiek tiek laiko ten. Gal galime mikrofoną perduoti. Aš gal pakartosiu klausimą tada, jeigu aš girdėsiu. Arba galima ir taip, jo, teisingai. Žmogus klausė, kas lėmė sėkmę versle, ar tai kietas stuburas, ar kažkieno patarimai. Teisinga, ne? Tai aš nelaikau savęs sėkmingų verslininkų. Vat Ilja galėsi to paklausti, ar ten Mindaugo Glodo galėsi to paklausti. Aš manau, kad dėl ko aš čia buvau pakviestas, nes sakau, mes esam labai arti vienas kito. Esu jauniausias pranešėjas ir aš žinau, ką tai reiškia. Bet aš šiek tiek suprantu klausimą ir galiu atsakyti į jį, kad yra visuma. Labai svarbu nebijot prašyti pagalbos. Nebijokit parašyti e-mailo savo autoritetui, kuris galvojat, kad gali jums patarti. Ir sakykit, yra tas ir tas. Tai turit surasti, apie komandą tai yra visiškai atskira tema, kuri galėtų užtrukti dar pusvalandį ir aiškinti, kiek svarbi yra komanda. Tai vienas laukia ne karys. 10 galvų yra tikrai geriau negu viena. Ir tie patarimai yra labai reikalingi. Stuburas tai irgi, kaip tu sakai, stuburas tai aš suprantu, kad ne apie slankstelius, apie tai, kad turi pasiruošti, turi būti stiprus, turi psichologiškai būti stiprus. Šiaip kiekvienam iš jūsų, aš turiu dar tokį sąrašiuką, ką aš norėčiau, kad jūs padarytumėt namų darbus, kad ir kaip nemaloniai tai skamba. Norėčiau, kad visi perskaitytumėt knygą, jeigu mes jau kalbam apie pašaukimą, tai yra Robert Greene knyga, Mastery vadinasi. Ten yra pasakojama būtent tokio amžiaus žmonėms kaip jums. 20 kažkiek, 18, 19, 20, 20 keli. Ne? Ten parašyta, ką reikia daryti, kad pasiektumėt aukščiausią lygį profesiniam gyvenime. Tai Robert Greene Mastery. Jeigu norite galvoti apie verslą, apie startupus, skaitot Eric Ries knygą Lean Startup. Ten yra, jeigu krikščionis turi perskaityti Bibliją, tai startuperis turi perskaityti Lean Startup. Ir jeigu jau kalbame, nesupraskite manęs neteisingai, neperšu jokių religinių ar ideistinių kažkokių minčių, bet siūlau visiems atsisiųsti tokį appsą, kadangi ko gero visi turime išmaniuosius, vadinasi Headspace. Ir kalbant apie tą stuburą, jisai padės jums sukurti stuburą. Tai yra meditacija, kuri visiškai neturi jokios religinės ar ideologinės potekstės. Tai yra visiškai atsipalaidavimas ir pasiruošimas bet kokiems iššūkiams, kurie laukia toj dienoj. Ir jeigu jūs kiekvieną dieną jums pasiruošite, vadinasi, jūs visą gyvenimą irgi būsite pasiruošę. Ačiū labai, dar vienas klausimas. Taip. Prašau, paimkite mano mikrofoną. Tik atsargiai. Aš atsakysiu. Daug metų buvo didžiajim, gal ir dabar esate, tai ką labiausiai išmokot iš to klubinio gyvenimo? Man atrodo, į klausimus, tai man reikėjo pasiruošti tokiam klausimam. Aš nutraukiu savo didžėjos karjerą, aš visiems sakau atsisveikinimo koncertus, kad galėčiau, padėkoti žmonėm, kurie buvo per tą kelią 4 metų. Daugiausiai, ką aš išmokau, tai vaikai, nevartokit narkotikų. Ne, iš tikrųjų, šiaip aš pats asmeniškai, norit tikėkit, norit ne, bet aš nesu per visą gyvenimą ragavęs alkoholio ar narkotikų, ar bet kokių medžiagų, kurios veiktų mano smegenys, yra mano tokia ideologija. Tai iš tikrųjų esu matęs labai negražių dalykų naktiniam gyvenime. Jeigu esi stiprus, gali atsisakyti pagundų, siūlau eiti ten, smagus gyvenimas, iki 20 kelių yra tikrai labai smagus, bet išmokti tai, jeigu iš profesinės pusės išmokti, tai kad self-brandingas yra labai svarbus. Čia apie tai Iron Vytas dar tikrai galės irgi papasakoti. Taip, klausau jūsų. Aš tai prieisiu, mikrofoną paduosiu. Prašom. Labai trumpai. Turiu vieną trumpą klausimą ir vieną patarimą. Aha. Kiek pačiam metų? 24 su ją rugsėjo 6, 1990 gimiau. Kaip smulkiai. Asmens kodas? Ne? Puikiai atrodot scenoj, labai gražiai, elgsena puikia, iškalba ir panašiai. Bet patarimas būtų iš vyresnio žmogaus. Taip. Ta riba tarp 15 ir 30, tai tiesiog noriu ir pačiam patarimą tokį duoti, kad tai nėra riba. Kad bet kuriam jaunam žmogui vyresnis atrodo
nu, jau 30 virš, tai jau čia senas, Ne. jau čia. Nu, Tai žodžiu, kadangi man virš 30, aš Neatrodo. puikiai čia jaučiuosi, taip kad patarimas būtų visiems pasakyti, kad niekada nesustotų. Ta prasme, vėlų nėra. Supratau. Mano močiutė Sėkmės. 69, tai, nu, jinai nenori būti NBA krepšininkė, bet... Bus didžėjus. Tai ką, tai ačiū Jums dar kartą labai. Iš tikrųjų, jeigu nedrįsot kažko paklaust, būsiu čia, sustabdykit, pašnekėsim. Ačiū labai Justui. Tai buvo Justas Pikelis, dar kartelį dėkojame jam.